Rengiamas Valstybinės kultūros paveldo komisijos renginyje skirtame Lietuvai reikšmingam kultūros paveldui užsienyje. Šito paveldo problematikai ir klausimams. Valstybinė kultūros paveldo komisija, kaip Lietuvos Respublikos Seimo, prezidento ir vyriausybės patarėja ir ekspertė kultūros paveldo klausimais, greta kitų galdelnų temų didelį dėmesį skiria Lietuvai reikšmingam kultūros paveldui užsienyje. Ir skiria šitą dėmesį jau ne vienerius metus. Ir čia ko gero galima paminėti ne vieną pavyzdį ir ne vieną rezultatą. Ir kaip toks rezultatas, kurį bet kada galima vaizdžiai tarus pačiupinėti, o iš tikrųjų pavartyti internete, tai yra Valstybinės kultūros paveldo komisijos iniciatyva, kuriamas paveldo žemėlapis, pristatantis Lietuvai reikšmingą paveldą užsienyje. Kita iniciatyva tai kasmet konkretus metai yra skiriami konkrečiai šaliai, gvildenant toje šalyje esančio Lietuvai reikšmingo paveldo specifiką, inventorizuojant šitą paveldą, taip pat aktyvintant ten gyvenančias lietuvių bendruomenės bei bendradarbiaujant su diplomatinė tarnyba. Ir šita veikla prasidėjo 2023 metais, kai dėmesys buvo skirtas Jungtinėse Amerikos valstijose esančiam paveldui. 2024 metai buvo skirti Prancūzijai, 2025 metai Švedijai. O šie metai yra numatyti, skirti jau dabar vyksta Kanadoje, taip, su Kanadoje esančiu Lietuvai reikšmingu paveldu. Taip pat kasmet yra organizuojamos ir diskusijos, kurios jau skiriamos ne kiek konkrečiai šaliai, bet yra platesnio, bendresnio pobūdžio ir skiriamos Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo esančio užsienyje politikos klausimams. Ir jeigu dabar atsigręžtume į politinę perspektyvą ir kalbėtume apie Lietuvos Respublikos politiką minimo paveldo klausimų ir žiūrėtume į tai kaip strategiją ar sistemą, iš tikrųjų tektų konstatuoti deja, kad mes tokios strategijos ar sistemos neturime. Ką ko gero atskleidė ir anksčiau vykusios diskusijos, ką atskleidė ir komisijos atliekamos analizės. Be abejo, galbūt aš klystu, apie tai taip pat bus galima padiskutuoti, bet jeigu iš tikrųjų Lietuvos valstybė per nepriklausomybės kelis dešimtmečius nesukūrė aiškios strategijos, nesukūrė aiškios sistemos, tada galima kalbėti apie atskirus atvejus. Tai yra kalbėti apie šito paveldo apsaugą, puoselėjimą, jo pažinimą konkrečiai šalyse. Ir čia tas kiekvienas atvejis tampa unikalus. Unikalus ne dėl to, kad priklausomas nuo ten esančio paveldo specifikos. Šiuo atveju ta specifika yra labai įvairi. Ir vienu atveju galima kalbėti apie lietuvių diasporos paveldą Jungtinėse Amerikos valstijose ar Kanadoje. Ir ko gero šiek tiek kitoks paveldas bus tai abiejų tautų respublikos palikimas, tarkime, Prancūzijoje, kuris yra taip pat Lietuvai reikšmingas paveldas. Taigi ta paveldo specifika labai yra plati, bet šiuo atveju mes kalbame ne tik tai apie paveldo specifiką, bet ir apie kiekvienoje konkrečiai šalyje esančias bendruomenės, kurios turi, skirtingus interesus, skirtingai yra aktyvios, žvelgdamos į tą Lietuvai reikšmingą paveldą. Ir čia labai svarbus tampa ambasadų vaidmuo, ambasadų darbas, ambasadorių pastangos. Ir jeigu visgi mes pripažintume, kad neturime strategijos ar tam tikros perspektyvos, tai tas ambasadų darbas tampa ko gero priklausomas, netgi aš sakyčiau, nuo konkrečių asmenybių. Galbūt taip, galbūt ne. Tai būtent apie tai šiandieną mes ir diskutuosime. Ir šiandienos diskusijos tema yra Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos vaidmuo ir galimybės aktualizuojant Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą užsienyje. Taigi, diplomatinė tarnyba, jos vaidmuo ir galimybės. Ir šiandieną diskusijoje dalyvauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovas, viceministras Vidmantas Verbickas. Labadiena. Lietuvos Respublikos ambasadorius Kanadoje Egidijus Meilūnas, Lietuvos Respublikos ambasadorius Vokietijoje Giedrius Puodžiūnas, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Vaidutė Ščiglienė ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys, ekspertas Vaidas Petrulis. Sveiki.
Na, kadangi pradėjome kalbėdami apie valstybinės kultūros paveldo komisijos įdirbį, tai galbūt aš pirmą klausimą ir skirčiau šitos komisijos pirmininkiai, gerbiamai Vaidutei Ščiglienei. Ir kaip mano ta minėta situacija atrodo būtent iš valstybinės kultūros paveldo komisijos. Tos jau sakyčiau, ko gero, ne tik tai keliarių, bet ir ilgametės patirties ir skirtingų tų patirčių. Prašau. Dėkoju. Gerbiami ambasadoriai, diplomatai, kolegos, šiandien yra minima Pasaulio lietuvių vienybės diena. Tai ir yra labai gera tokia proga prisiminti, kad Lietuva niekada nesibaigia savo valstybės sienomis. Ir lietuviai kūrė bažnyčias, mokyklas, centrus, stovyklas, archyvus, meno kūrinius, paveldo objektus visame pasaulyje. Todėl šiandien kalbėdami apie Lietuvai reikšmingą paveldą, iš tiesų kalbame apie visą tą paveldą, kuris yra išsibarstęs po visą pasaulį. Ir šita tema yra ne tik paveldosaugos, bet ir kultūrinės diplomatijos tema. Na, kaip šita tema atsirado paveldo komisijoje, tai jau keli dešimtmečiai kilo labai paprastas toksai klausimas, ar mes žinome, kiekgi Lietuvai reikšmingo paveldo yra pasaulyje. Ir pasirodė, kad nežinome. Paveldas išsibarstęs po skirtingas šalis, institucijas, bendruomenės, archyvus, žmonių atmintį. Negaliu sakyti, kad jis visiškai netyrinėtas, taip, dirba archyvai, dirba mokslininkai gali tirti visą gyvenimą, tačiau inventorizacijos procesas nėra įvykęs. Tai kaip mes galime saugoti tai, ko mes nežinome, ką mes turime. Tai štai inventorizacija, dokumentacija, pažinimas, sklaida yra tie opus klausimai. Ir būtent dėl šito poreikio ir atsirado paveldo iniciatyva ir interaktyvusis žemėlapis. Kodėl paveldo komisija tapo šitos temos fasilitatorė? Tai labai norėčiau pabrėžti vieną tokią labai svarbų dalyką, kad paveldo komisija šitos temos ėmėsi tikrai ne dėl to, kad tai jai priklauso pagal funkcijas ir pareigas ir kad jai yra priskirta tokia atsakomybė ir pavesta rūpintis lietuviškų paveldų užsienyje. Yra kitaip, priešingai, mes tapome šios temos fasilitatoriais todėl, kad matėme problemą ir supratome, kad reikia ekspertinės lyderystės. Ir kad reikia telkti ir kultūrinę diplomatiją, ir mokslą, ir diasporą, ir politikos lauką tam bendram tikslui. Ir mūsų kaip institucijos vaidmuo yra kelti klausimus, teikti ekspertinius siūlymus, padėti atsirasti ekspertiniai valiai. Nes todėl, kad nėra šitos problemos tokio platesnio suvokimo, nėra pakankamai teisėkūros iniciatyvų, finansinių instrumentų ir ilgalaikės politikos. Tai esminė problema yra sukoncentruota 2023 metų mūsų sprendime ir nuo 2023 metų vis tik nepavyko išspręsti tų problemų, o ten buvo identifikuoti svarbus tokie dalykai, kad nėra ilgalaikės strategijos, kad nėra nustatytos atsakomybės, kad nėra inventorizavimo, sklaidos, kad nesukurti finansavimo mechanizmai, bendradarbiavimo dalykai. Ką norėčiau dar pasakyti, kad jokia viena institucija šitų problemų neišspręs. Ir bandymas tai laikyti vienose rankose tikrai neišspręs šitos problemos ir nepakanka nei vienos paveldo komisijos, nei atskirų kitų institucijų lyderystės. Tai turi būti bendras veikimas, bendras tikslas. Kodėl? Todėl, kad paveldas yra tarp institucinis reiškinys ir paveldas užsienyje yra tarpdalykinis reiškinys. Tai vienu metu jis yra ir kultūros paveldas, ir diasporos politikos dalis, ir identiteto klausimai, ir bendradarbiavimo sritis. Tai
tikrai manome, kad diplomatinės tarnybos yra labai nepaprastai svarbios ir mūsų patirtis rodo, kad daugiausia proveržio įvyksta ten, kur aktyviai veikia ambasados, generaliniai konsulai, kultūros atašė, vietos diplomatai, nes diplomatai patys pirmieji užmesga ryšius su institucijom, atvykę savo misijom, padeda įtraukti bendruomenės, atkreipia dėmesį į nykstančius objektus, gali padėti spręsti savininkystės klausimus tų objektų, be to kuria pasitikėjimą tarp Lietuvos ir ją priimančios valstybės. Kanados pavyzdys iš tikrųjų išskirtinis. Šiemet metai skirti Kanadai, išskirtinis dėl to, kad gerbiamas ambasadorius Egidijus Meilūnas pradėjęs darbą ėmėsi labai didžiulės iniciatyvos, subūrė aplinkui visą bendruomenę, muziejų archyvą ir kągi mes aptikome Kanadoje, tai mes aptikome, kas yra labai įdomu, nes Salvijus minėjo apie tuos ypatumus, mes ten aptikome ne pavienius objektus, o visą sukurtą infrastruktūrą. Vadinasi, Kanadoje tai yra ir kredito unijos, ir stovyklos, ir centrai, ir bažnyčios, ir mokyklos, ir tai rodo, kad lietuviai tenai kūrė mažąją Lietuvą iš esmės. Kartu mes matome ir kitą tokią tendenciją, kad bendruomenės mažėja, objektai keičia funkcijas ir todėl diplomatinė tarnyba čia yra dar labiau svarbi. Pabaigai norėčiau pabrėžti vieną tokią mintį, kad šitas paveldas yra lietuviškas, tačiau kartu jis yra ir Kanados, ir Vokietijos, ir Jungtinių Amerikos valstijų, ir Švedijos, ir kitų paveldas. Ir šiandien pasaulyje vis dažniau mes kalbame apie pasidalytą paveldą. Tai reiškia, kad lietuvių bažnyčia Kanadoje ar lietuvių kurta mokykla Jungtinėse Amerikos valstijose priklauso mūsų istorijai, bet kartu tai yra ir tos valstybės kraštovaizdžio dalimi. O mūsų tikslas nėra tik tai saugoti tuos lietuviškumo ženklus, o tikslas kurti partnerystės ir leisti suvokti tai kaip bendrą paveldo vertę. Ir pabaigą norėčiau tokia mintimi apibendrinti, kad mes negalime viso paveldo parsivežti į Lietuvą. Negalime. Mes tiesiog galime surasti, pažinti, pasakoti ir padėti išlikti. Ir tam reikia bendrystės ir bendrų iniciatyvų. Ir būtent partnerystė gali tai užtikrinti. Dėkui. Gerbiama Vaidutė išskyrė kelis akcentus, kad Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas užsienyje yra ne tik tai paveldo ar paveldosaugos dalykas, bet ir kultūrinės diplomatijos dalykas. Taip pat, kad čia reikalingas tarp institucinis bendradarbiavimas. Viena institucija to neišspręs ir tas buvo apibendrinta tokiu gražiu žodžiu bendrakūra. Taip pat greta girdėjome iš tikrųjų, ko gero, pagiriamai žodį diplomatiniai tarnybai, be kurios iniciatyvos arba neprasidėtų kai kuriais atvejais, toks žingsniai pirmieji, arba būtų labai sudėtinga veikti. Gerbiamas Vidmantai, kaip minimas klausimas Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas užsienio atrodo iš užsienio reikalų ministerijos perspektyvos, taip pat iš diplomatinės tarnybos perspektyvos, kokie iššūkiai jums atrodo aktualiausiai arba galbūt reflektuotumėt tai, kas čia buvo jau iki tol pasakyta. Prašau. Tai iš tiesų, ačiū labai už galimybę dalyvauti šitoj diskusijoje ir ruošiantis pokalbiui tiesiog kilo visa banga minčių ir emocijų ir kalbant su kolegomis bei bendraujant su kolegomis ambasadoriais. Tai kas ta diplomatinė tarnyba šito klausimo nagrinėjame ir sprendime, tai galėtume pasakyti, kad mes esam ir tarpininkas, ir informacijos rinkėjas, ir bendradarbiavimo fasilitatorius, arba rėmėjas, bendruomenės telkėjas.
kadangi tiesioginėse funkcijose paveldo saugojimo ar istorinės atminties saugojimo mes neturime ir šitame lauke, kaip buvo teisingai paminėta, veikiame tikrai ne vieni. Taip, tai minėjote, kad nėra strategijos, bet turime kultūrinės diplomatijos gaires, kur tame tarpe ir tam tikri paveldo saugojimo ar paveldo įamžinimo aspektai yra liečiami. Ir ten toje veikloje dalyvauja taipogi ir specialūs atašai, ne tik tai diplomatai kaip perse iš užsienio reikalų ministerijos ambasadoriai, bet ir nemažoje dalyje šalių turime specialiuosius atašai, tai yra kultūros atašai, kurie turi savo užduotis ir savo matymą. Tai ambasadų ir diplomatinių atstovybių, jeigu sakysime apie Jungtinės Amerikos valstijos, turime atstovybių daugiau negu vieną, tai yra ir konsulatai Los Andželas, New Yorkas, Čikaga. Atstovybės veikia vietoje, atstovybės bendrauja su bendruomenėmis, su lietuvių diasporos atstovais, atstovybės mato ir turi tą istorinę atmintį. Sakysime, kai kuriuose vietose diplomatinio atstovybių ar konsulatų veikla buvo nenutrūkusi ir po Antro pasaulinio karo, tai reiškia tie kontaktai su vietinė lietuvių bendruomenė, bendrijomis, parapijomis, mokyklomis ir institutais buvo išlaikyti ir tie istorinio paveldo, kultūrinio paveldo lobynai, jie vis dar, sakyčiau, nėra visai atrasti ir suinventorizuoti. Tai, ką minėjo, iš tikrųjų labai sveikintina iniciatyva inventorizacijos, tai yra skaitmeninės inventorizacijos, tai kas buvo minėta paveldo žemėlapis, taipogi galėčiau paminėti ir privačias iniciatyvas, kaip iniciatyva Gabalėliai Lietuvos ir tas iniciatorių aktyvumas, jis tikrai žavė su jų norų galimybėmis tiek Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada, dabar Australija, Lotynų Amerika, ta pati Brazilija, San Paulas, Argentina, Urugvajus, kur lietuvių paveldas jisai yra išlikęs, kas yra labai džiugu ir šioje vietoje mūsų darbas atstovybių, ambasadų ir, kaip teisingai paminėta, ambasadorių, tai yra atstovybių vadovų, labai priklauso nuo jų iniciatyvo. Tai labai džiaugiuosi, kad ir diskusijoje dalyvauja kolegos ambasadoriai, kurie ir asmeniškai jaučia tą poreikį dalyvauti, ieškant, fiksuojant tą paveldą, bendraujant, ieškant galimybių jį išlaikyti ir surasti tų bendrų sąlyčio taškų tarp bendruomenės, tarp Lietuvos, tarp mūsų galimybių, nes vėlgi, kada mes kalbame apie paveldą, tai gali būti ir nekilnojamo turto objektai, kaip mokyklos, bažnyčios, centrai, taipogi mes turime ir iškilių lietuvių ar pasižymėjusių lietuvių išėjusių iš gyvenimo jau įamžinimo vietas ir įamžinimo ženklus, tai yra kapinės, kapai, atminimo ženklai, tai yra kultūriniai centrai, tai yra stovyklos, įvairūs objektai, su kuriais tenka dirbti. Ir kai kuriuose vietose labai teisingai, ta prasme, ta diplomatinės tarnybos iniciatyva yra labai sveikintina. Iš kitos pusės, tai kaip minėjau, mes tarpininkas tarp bendruomenės, kuri tenai kūrė tą paveldą, kurių palikuonys jį vis dar stengiasi išlaikyti ir kad nenueitų užmarštin. Tai čia mūsų darbas yra toksai pabandyti surasti galimybių to kontaktų užmezgimo ir pabandymo surišti tuos taškus. Tai šiuo metu kartu su Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros institutų yra peržiūrimos kultūrinės diplomatijos gairės ir būtent paveldo klausimai, istorinės atminties klausimai yra diskusijų objektas. Savaime, aišku, yra tam tikrų iššūkių, galimybių ir darbų, kuriuos reikia atlikti, tai manau mes toliau ir padiskutuosime.
Jūs įvardinote kultūrinės diplomatijos gaires kaip tam tikrą strategiją, kryptį. Tai klausimas būtų, ar iš tikrųjų tų gairių ir pakanka, kad iš Užsienio reikalų ministerijos ir diplomatinių tarnybų perspektyvos būtų sėkmingai veikiama užsienyje su Lietuvai reikšmingu paveldu, ar čia visgi reikalingi ir dar kažkokie tai papildomi instrumentai ir kaip, ko gero, susijęs klausimas perspektyvoje, ar visgi tai ir toliau turėtų remtis tam tikrosme individualiomis diplomatinės tarnybos atstovo iniciatyvomis, ar visgi čia reikėtų daugiau ir kažkokio tai kryptingumo, nurodymo, galbūt didesnių akcentų skiriant pavaldui, jeigu jo dabar trūksta. Tai tikrai labai teisingas ir geras klausimas. Tai iš tikrųjų kultūrinės diplomatijos gairės jos labiau skirtos yra tai minkštai galiai ir kultūrinės diplomatijos sklaidai, santykių paieškai, ryšių paieškai. Ir tai nėra kalba vien tik tai apie paveldą. Kitas momentas, kaip minėjau, tai paveldą labai dažnai sudaro dalykai, kurie nėra kultūrinės diplomatijos gairių subjektas ir jeigu ypač kalbam apie nekilnojamą turtą, apie religinių bendruomenių turtą arba turtą, kurio nuosavybė yra ganėtinai komplikuota tuo pat metu, tai savame, aišku, mes kalbame ir apie resursą. Kalbame apie finansus, kalbame apie jau minėtą ekspertizę, tai yra vėlgi mano asmeninė patirtis iš darbo Čikagoje, kai sako, archyvai, taip, kitas paveldo objektas yra archyvai, tai nuspręsti, kas ir kurie archyvai būtent yra paveldo dalis, reikšmingo paveldo dalis, koks prioritizavimas, archyvų skaitmenizavimas, archyvų pervežimas, parvežimas ir kiti dalykai. Čia dėja diplomatinė tarnyba neturi tos ekspertizės. Kaip minėjau, mes esam ta priešakinė linija, bet mūsų priešakinė linija pagal mūsų pobūdį diplomatai rotuojasi. Ambasadoriai atvyksta, išvyksta, pabūna tam tikrą laiką. Kaip jūs minėjote, nuo ambasadorių ir vadovų asmeninio įsitraukimo ir jų požiūrio į šitą klausimą, vėlgi skiriamas didesnis ar mažesnis dėmesys. Sąveika su bendruomenė, bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenėmis, ten, kurios aktyvios, kurios veikia, ta prasme, tai irgi tie dalykai, kurie nėra vien tik tai priklausomi nuo diplomatinės tarnybos. Taip, tai todėl čia ir esame visi kartu, kad galėtume pabandyti paieškoti tų kelių ir sprendimų būdų. Dėkui gerbiamam Vidmantui ir kreipiuosi į gerbiamus ambasadorius. Vidmantas jau užsiminė apie savo asmeninę patirtį Čikagoje, tai kreipdamasis į ambasadorius noriu paklausti, kodėl būtent paveldas, koks jūsų sprendimas, koks motyvas, kad paveldas atsiduria jūsų kaip diplomatinės tarnybos darbuotojų dienotvarkė, kodėl jūs tai matote kaip svarbu ir kokios jūsų būtent patirtis susiduriant su bendruomenėmis ar kokie tie iššūkiai. Taigi, prašau žodį tarti gerbiamą Egidijų Meilūną, Lietuvos Respublikos ambasadorių Kanadoje. Labą dieną. Dėkoju už galimybę dalyvauti kartu su jumis šitoje svarbioje diskusijoje ir pirmiausia, noriu visus pasveikinti su Pasaulio lietuvių vienybės diena, o taip pat pasveikinti, padėkoti Valstybinė kultūros paveldo komisijai už jos tikrai iniciatyvą, kuri buvo įvardinta, prasidėjusi prieš keletą metų, bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija, diplomatinė tarnyba, žengti tą pirmąjį svarbų žingsnį, aprašyti, surasti, suregistruoti Lietuvai reikšmingo kultūros ir istorijos paveldo objektus užsienyje. Kodėl reikia tą daryti, atsakant į jūsų klausimą? Tai tos priežastys jau buvo įvardintos, aš gal dar tik tai norėčiau užakcentuoti. Tai pirma, turbūt svarbiausia priežastis yra, tas paveldas yra Lietuvos istorijos dalis. Kai Lietuva buvo okupuota 20 amžiuje, 100 tūkstančių lietuvių, kurie
dėja turėjo palikti savo gimtąją šalį, pasitraukė į vairias kitas pasaulio valstybės, neįsižadėjo Lietuvos, neįsižadėjo savo identiteto ir kūrė Lietuvą Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, Prancūzijoje ir kitose demokratinėse šalise. Tuo pačiu kėlė Lietuvos laisvės bylą, rodė aplinkiniam pasauliui, kad nors Lietuva laikinai yra okupuota, jinai yra gyva. Ir tas be jokios abejonės prisidėjo ir reikšmingai prie nepriklausomybės atgavimo. Tai yra pirma priežastis. Antra priežastis yra, kaip jau gerbiama pirmininkė daktarė Ščiglienė minėjo, laikui bėgant keičiasi bendruomenės, keliasi iš vienų vietovių į kitas ir bažnyčios ar kiti objektai, kurie kažkada atrodė tarnavo bendruomenės reikšmėm 100 000 žmonių, dėja sumažėjus bendruomenėm nebeatlieka tos funkcijos ir nyksta. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Dabar projektas Kanadoje, mes kartu su komisija iš viso prašėme 55 objektus Lietuvai reikšmingo kultūros ir istorijos paveldo, 14 iš jų yra arba išnykę, fiziškai išnykę objektai, arba šiuo metu tarnauja kitų bendruomenių reikmėm, ne lietuvių bendruomenės. Tai čia pirmiausia turiu omeny įvairias bažnyčias. Ir kad liktų informacija atmintis ateinančiom kartom, tai ir yra ta antroji priežastis, kad būtina, manau, kad labai savalaikis šis projektas yra, kad būtina aprašyti. Trečias pastebėjimas dėl bendradarbiavimo, tai iš tikrųjų pasirašau po anksčiau kalbėjusių diskusijos dalyvių žodžiais, kad vienai institucijai tokį darbą atlikti turbūt nėra įmanoma, dėl to yra labai sveikintinas bendradarbiavimas komisijos su Užsienio reikalų ministerija, su ambasadom, kultūros ministerija, kitom institucijom. Bet čia vėlgi noriu pabrėžti, irgi buvo keliamas šitas klausimas bendruomenių vaidmenį. Tai bendruomenių vaidmuo yra vienas svarbiausių. Ir pavyzdžiui, Kanadoje tai yra ir Kanados lietuvių bendruomenė, skėtinė organizacija jungianti įvairių miestų, apylinkių, provincijų bendruomenės, bet taip pat yra ir labai svarbi institucija, kurių nėra daug pasaulyje, Kanados lietuvių muziejus archyvas, kuris ir yra tas, sakysim, informacija sukaupęs tikrai labai svarbią informaciją, kurią naudojamės rengdami šių kultūros ir istorijos paveldo objektų Kanadoje aprašymus. Na ir ketvirtas dalykas, kur irgi norėčiau akcentuoti, jau buvo minėta, kad užsienyje esantis Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas taip pat yra ir tos šalies reikšmingas kultūros paveldas. Lietuviai, gyvendami konkrečioje šalyje, ar tai būtų Kanada, ar Australija, ar Jungtinė karalystė, kūrė ir tuo pačiu praturtino šalies, kurioje jie tuo metu gyveno ar šiuo metu gyveno kultūrą. Bet, kaip čia buvo teisingai pastebėta, šį aspektą mes galime, ypač diplomatai, išnaudoti, stiprindami bendradarbiavimą su konkrečia valstybė. Ir pateiksiu vieną konkretų pavyzdį iš Kanados. Dar 1964 metais lietuvių kilmės istorikas Kostas Jurgėla atrado neįtikėtiną istorinį faktą, kad 1813 metais į Kanadą atvyko kaip Britų imperijos kariuomenės dalis, vieno pulko dalis, 100 karių kilusių iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, daugiausiai iš Lietuvos. Daktaro Jurgėlos duomenimis, pasibaigus taip vadinam 1812 metų karui, kariams buvo pasiūlyta likti Kanadoje ir jie liko, nors po 50 metų būtent Kanados lietuvių muziejus archyvas atliko labai detalų tyrimą, rado visų tų karių prieš daugiau kaip 200 metų
kariavusių už Kanadą biografijas ir nustatė, kad tik tai vienas buvo likęs, bet ir tas po kelių metų išvyko. Tai va toks ir istorijos detektyvas, kurį pavyko labai sėkmingai bendrom pastangom išspręsti ir kokią pamoką jis duoda mums šiandien. Tai šiandien mes kalbėdami apie santykius su mums tikrai svarbia partnerė, sąjungininkė Kanada, turime faktą, kad mūsų draugystė tarp Lietuvos ir Kanados bendradarbiavimas prasidėjo ne prieš 35 metus, kai buvo užmegzti diplomatiniai santykiai, ne prieš 90 metų, kai buvo įkurtas pirmasis garbės konsulatas Toronte, bet prieš 213 metų, kai lietuviai, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojai kovėsi už Kanadą. Tai čia būtų mano galbūt paskutinis pastebėjimas apie būtent šito projekto svarbą. Dėkui, gerbiamas Egidijau. Dar klausimas. Egidijau, jūs einate ambasadorius keliu, kuris aktualizuoja paveldą Kanadoje. Ir kai pradėjote eiti šito keliu, ar buvo lengva ir paprasta? Ar jūs žinojote, kad reikės kažkokios tai pagalbos, žinote, į ką kreiptis, kam skambinti, iš kur tas žinojimas yra? Tai kitaip klausiant, ko gero ambasadom reikia tos bendrakūros pagalbos iš šono ir koks tas modelis galėtų būti, kas galėtų padėti ir kiek ambasadorius dabar žino, į ką kreiptis, kai reikia pagalbos. Dėkoju, žinoma, labai geras klausimas, tai be jokios abejonės, nors komisija labai žaismingai vadina tą projektą istorijos detektyvu, bet, na žinot, norint būti gerų detektyvų, tai reikia pirmiausia turėti tikslą ir kryptis. Tai čia pirmiausia, aišku, dar kartą padėkosiu Valstybiniai kultūros paveldo komisijai, kuri nukreipia labai aiškiai, yra vis tiek įvardinti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo kriterijai. Nors čia dar yra diskutuotinas klausimas ir vėliau gal papasakosiu vieną konkretų pavyzdį dėl gatvių pavadinimų Kanadoje, su kuriuo netikėtai susidūrėme, manydami, kad yra labai daug gatvių su Lietuvai, kaip sakyti, brangiais vardais, nors iš tikrųjų tie gatvių pavadinimai nebūtinai turi kažką tai bendro su lietuvių bendruomenė. Bet dar kartą pasikartosiu, svarbiausias dalykas yra turbūt bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenė. Lietuvių bendruomenė per dešimtmečius kūrė tą paveldą. Jie geriausiai žino istorijas, nes iš tikrųjų, kai pradedi gilintis, tai vienas dalykas yra įvairūs žinynai, knygos, surinkta archyvinė informacija, bet itin svarbus yra žmonių prisimenančių tų objektų, ar tai būtų bažnyčios, ar kiti pastatai, ar kryžiai, ar paminklai, jų pastatymo, atsiradimo aplinkybės, tai pokalbiai su konkrečiais žmonėm irgi yra itin svarbus. Taip pat, tai čia aš noriu grįžti, kaip sakant, į mūsų diskusijos tokį galbūt pagrindinį ištakos tašką, kad tik tai glaudus bendradarbiavimas tarp Lietuvos atitinkamų institucijų, bendradarbiavimas su vietos lietuvių bendruomenė arba institucijomis specializuotomis, kaip jau minėjau, Kanadoje turime tokią, Kanados lietuvių muziejų archyvą, bei su atitinkamos valstybės autoritetingomis institucijomis. Ačiū. Kreipiuosi į gerbiamą Egidijų Puodžiūną, Lietuvos Respublikos ambasadorių Vokietijoje, su tuo pačiu klausimu. Jūsų patirtis aktualizuojant Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, ko gero konkrečiai Vokietijoje, o galbūt turite ir daugiau patirčių. Ir pridėsiu galbūt dar vieną akcentą į bendruomenės, bendradarbiavimas, dalyvavimas. Ar jūsų patirčių atveju bendruomenės yra tiek pat aktyvios, įsitraukiančios ir padedančios? Ačiū labai. Labai įdomu ir gerai, kad šnekam apie tokią svarbę temą Liepos 17 dieną.
su kuria visus ir sveikinu. Iš tikrųjų, Vokietijos aspektas truputį bus kitoks, nes tai yra sena kaiminė. Galima sakyti, kad tai yra savotiški istorijos Kolumbai, nes vokiečiai būtent mūsų atrado 2009 metais ir mes papuolėme į istorijos šaltinius, į Kvedlinburgo analus. Tai iš tikrųjų mūsų santykiai ilgaamžiai ir labai įvairūs. Čia galbūt truputį kitas aspektas yra, kad tiek mums reikia geriau žinoti tai, kas mus sieja su Vokietija, ir vokiečiam geriau pažinti Lietuvą, nes iš tyrimų, kurie buvo atlikti praeitais metais rudenį, mes žinom, kad vokiečių žinios apie Lietuvą yra pakankamai menkos. Tai laikais, kada Vokietija ir jos pagalba mums įgauna ypatingai didelę reikšmę dėl Vokietijos brigados Lietuvoje, kuri 27 metų pilna apimtimi turės bus pas mus, tai yra tema, kuri gali mus suartinti ir padėti vieni kitiems geriau pažinti. Pradedant, aišku, nuo LDK laikų, kada mūsų dinastijos tarpusavį maišėsi ir vaikščiodami Dresdene arba Saksonijoje matysime pilną tą laikotarpį menančių ženklų ar ant bažnyčių, ar ant pašto stulpų, ar Miunchene ant bažnyčių, kur mūsų mūsų kunigaikštystės bendros kartu su Lenkija, žinoma, ištekėjo už vietinių valdovų. Ir tai yra daug tokių kartais nepažintų labai įdomių aspektų, kurie ir mums patiems, ir turistam, ir vokiečiam kartais būna visiškai netikėti ir naujai atrandami. Tai jau žinoma yra labai įdomus laikotarpis, aktyvus mūsų istorijoje yra tarpukario diplomatija, kada Lietuvos diplomatai aktyviai veikia Vokietijai, Berlyne nuo 19 iki 30 metų. Deja, Berlynas buvo smarkiai sugriautas ir iš 4-5 vietų, kuriuose dirbo mūsų diplomatai, deja fiziškai neišliko nei viena, nes mūsų pirmas profesionalus diplomatas pradėjo darbą būtent Berlyne, Jurgis Šaulys. Jis pradžiai dirbo viešbutį, kuris deja neišliko, tada skirtingose patalpose, kol mes nusipirkom puikius rūmus 25 metais Kurfürstenstraßėje, jie 45 metais per bombardavimą jie sudegė, paskui buvo 60 metais sugriuvę. Tai deja neturim šitų pastatų. Diplomatai, kurie čia dirbo, arba palaidoti kitose šalyse, arba parvežti į Lietuvą, arba jų kapinės dėl vietinių tradicijų yra užlaidotos. Tai žvakutės buvusiam kolegom neturim kur uždegti, bet paveldas yra labai įdomus, turtingas ir ne visiems pakankamai gerai žinomas. Aišku, per Vokietiją traukiasi pakankamai daug mūsų inteligentų žmonių, tai Vokietija labai smarkiai susijus su pabėgėliais, su pokarinė istorija ir su taip vadinamais dipukais, perkeliamo stovyklom, su žymiais lietuviais, kurie čia dirbo, kūrė. Galima paminėti Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kuris mokėsi Leipcige ir kuriam tikime šiais metais rudenį vietoje, kuris gyveno, atidengsime atminimo lentą. Mykolas Žilinskas visiems gerai žinomas, padovanojęs nuostabią kolekciją ant jo namo, kuris gyveno. Taip pat tikimės, kad pavyks atidengti atminimo lentą. Tai jam žinomas, kuris yra svarbus ir lietuvių bendruomenė Vokietijai ir su kuria mes labai glaudžiai bendradarbiaujam. Aišku, žinomiausias objektas, turbūt žinomas visiems, yra Vasario 16 gimnazija ir Renhofo pilis. Unikalus atvejis, kada po karo 53 metais viso pasaulio lietuvių bendruomenės surinko pinigus ir nusipirko objektą, kuris yra Vokietijos lietuvių bendruomenės nuosavybė iki šiol. Vienintelė tokia švietimo įstaiga turbūt visam pasauliu, užsienį, be galo svarbus, bet tai yra didelis objektas, kuris perauga vietinės bendruomenės galimybės išsaugoti. Čia yra mūsų visų rūpestis, kaip šitą nuostabų švietimo ir paveldo objektą išsaugoti ateities kartom. Taip kad iš tikrųjų su Vokietija to darbo yra tikrai daug.
jis tikrai yra įdomus ir manau, kad jis padeda mums vieni kitus geriau pažinti. Tai mes čia darbuojamės taip pat pakankamai aktyviai. Dabar matau, kad paveldo žemėlapyje yra Vokietijos teritorijai sužymėti 86 objektai, mes jau esame identifikavę 100. Aišku, jų yra gerokai daugiau, bet norint visą tai tvarkingai apiforminti, reikėtų papildomų darbo rankų ir žymiai daugiau laiko, o kartu noriu pasidžiaugti, kad kitais metais Vokietijoje startuoja Lietuvos metai ir paveldas taip pat bus vienas iš tų tokių svarbių temų ir džiaugiuosi bendradarbiavimu su komisija ir tikimės, kad tie metai padės išpopuliarinti lietuvišką paveldą Vokietijai. Gerbiamas Giedriau, Kanados atveju buvo akcentuotas bendruomenės įtraukimas ir vaidmuo. O kaip šiandieninė lietuvių bendruomenė Vokietijoje, ar jinai galėtų prisidėti prie šitų štai iniciatyvų? Koks jos vaidmuo galėtų būti? Tai mes žinome, kreipiamės į Vokietijos lietuvių bendruomenę, skirtingus jos skyrius, kad jie savo gyvenamose teritorijose galbūt yra įdomių archyvų, gal yra įdomių atsitikimų, gal žymus istoriškai svarbus asmenys yra ten dirbę ir šitą visą informaciją renkam, sisteminam ir persiunčiam komisijai. Taip kad bendradarbiavimas su komisija tikrai yra glaudus, su bendruomenė yra glaudus. Kaip ir minėjau, turbūt pats svarbiausias objektas Vokietijos lietuviam yra Vasario 16 gimnazija ir Renhofo pilis. Dėkui. Na, jau nekartą buvo paminėta ekspertizė arba ekspertų pagalba ir kreipiuosi į mokslo daktarą Vaidą Petrulį, architektūros istoriką, ekspertą, Valstybinės kultūros paveldo komisijos narį. Gal iš karto užduočiau 2 klausimus. Lietuvai reikšmingas kultūros paveldo užsienio šiandien buvo paminėtas kaip kultūrinės diplomatijos dalis, buvo paminėtas kaip tas, sakykime, išteklius, kuris gali stiprinti tarp valstybinius santykius. O kaip šitas paveldas atrodo iš architektūros istoriko perspektyvos? Būtent Lietuvai reikšmingas kultūros paveldo užsienyje. Ir antras klausimas būtų, Vaidai, jūs turite nemažai patirties bendradarbiaujant su diplomatinėmis tarnybomis. Būtent tyrinėjant Lietuvai reikšmingą kultūros paveldo užsienyje. Tai kokios jūsų patirtys, kiek tos diplomatinės tarnybos yra atviros tokiom iniciatyvom ir kiek čia reikalingo ekspertų pagalba? Taip, aš gal net norėčiau pradėti šiek tiek trumpai nuo antro klausimo, nes beklausant visų šitų minčių praktiškai daug kur reikia pritarti ir tik norisi kažkokių tai papildomų aspektų. Tai vienas momentas, ko gero visi sutinkam, kad Lietuvai reikšmingas paveldas yra be galo įvairus. Ir dalis to paveldo yra iš senesnių laikų negu 20 amžius ir natūralu, galbūt yra paveldo sąrašuose tų valstybių, tai mums galbūt iškyla poreikis ir iššūkis tiesiog įpinti lietuvišką naratyvą į šitos objektus. Ir yra visiškai kita istorija, kuomet mes kalbam apie 20 amžiaus, tarkim, Vasario 16 gimnaziją, tai čia toks super ryškus, sakysim, pavyzdys, bet apie 20 amžiaus objektus, kurie yra pastatyti pačių lietuvių. Ir mes vis naudojam žodį paveldas, bet paveldas, žiūrint formaliai, o iš tikrųjų ir tai yra labai svarbus aspektas, tokių tampa, kuomet jisai atsiduria kažkokiuose sąrašuose, kuomet jisai yra saugomas kaip kultūros vertybė, kuomet jam negresia sugriuvimas, nepaisant to, kad galbūt gali pasikeisti savininkas, bet fiziškai ta struktūra turėtų būti išlaikoma. Tai vat ši dalis, aš manau, nusipelno, tiksliau reikalauja ypatingo dėmesio dėl savo tokio trapumo, nes, sakykime, senesnių epochų pastatus galbūt nekyla ranka griauti dėl tiesiog jų tokios istorinės vertės, o 20 amžius yra dar pakankamai nesenas ir trapus. Ir tada jau grįžtant prie sakykime, diplomatinių tarnybų,
to, na, sakysim, vaidmens, tai koks man susidarė įspūdis, čia grinai mano asmeninis įspūdis, kad mes galbūt turime vieną iš užduočių įtraukti į dienotvarkę architektūrą, nes nei vienas mano pašnekovas ir nei vienas žmogus, su kuriuo mes bendravom, nėra jokių abejonių, kad taip, ta Lietuvos laisvės byla yra be proto svarbi, kad tai yra Lietuvos istorijos dalis, bet kiek toje byloje vaidmens turi pastatai, na, tiesiog tas fizinis pavidalas. Ir vėlgi nepasakyčiau, kad tas žinojimas yra labai toks aiškus, ypač, na, sakykime, mažiau įspūdingų pastatų atveju. Ir čia, man rodos, yra viena iš užduočių tiesiog šitą aspektą akcentuoti, įtraukti į dienotvarkes, kad architektūra yra svarbi to proceso dalis. Ir tada grįžtant prie pirmojo klausimo, tada jau kodėl, kaip žvelgiant iš architektūros istoriko pozicijų, tai vėlgi 20 amžius, kaip jau minėjau, na, toks dar vertė nebūtinai visuomet yra nusistovėjusi, nebūtinai visi pastatai yra saugomi, kurie galbūt galėtų būti saugomi. Ir netgi mūsų ceke 20 amžiaus architektūros saugotojų paveldosaugos, tarkim, ICOMOS 20 amžiaus komiteto ceche, tokios tendencijos šiuolaikinės yra, kad vis dėlto tas saugojimo priežastis nebūtinai turi būti išskirtinė meninė ir inžinierinė vertė, kad, na, tiesiog kažkoks unikalus estetiškai objektas ar inžinieriškai, gink dieve, neišbraukiant to, jeigu taip yra, bet lygiai taip pat to pasakojimo vertė, kodėl, vat, ką jisai, kokį 20 amžiaus procesą liudija, kas už jo slypi. Ir šioje vietoje, man rodos, būtent lietuviškas paveldas turi labai stiprų potencialą 20 amžiaus, nes tai yra, na, dalis šitų pastatų, šitą aš jau galiu drąsiai sakyti, nes tai kyla iš tyrimų, iš susirašinėjimų, iš to meto refleksijų, buvo kuriami ir statomi kaip ženklas, kaip lietuvių laisvės bylos dalis, kaip ženklas, kad mes esam unikali tauta, kad mes turim savo istoriją ir, na, vėlgi toks galbūt jau šiek tiek kartais ir tokio simbolizmo ir galbūt naivaus simbolizmo įgyjantis aspektas ir kad turim savo architektūrinę kalbą. Tai vat, žvelgiant iš tos perspektyvos, tas lietuviškos architektūrinės kalbos ieškojimas, mano galva, yra be galo unikalus reiškinys. Ir tokių objektų, kurie, sakykime, turėtų tokia labai aiškiai užkoduota šitą žinią, nėra ypatingai daug, aš sakyčiau, ir tai galbūt koncentruojasi būtent daugiausia Šiaurės Amerikoje, tai Jungtinėse Amerikos valstijose visų pirma, ir Kanadoje iš dalies. Ir tai šitie objektai sudaro tokią atskirą dalį, atskirą segmentą, kuris, mano galva, turi potencialą netgi, tiesiog kažkokį sukurti tarptautinį naratyvą, papasakoti, kad tai yra diasporų paveldas ir kad architektūra čia yra panaudota kaip politinės kalbos dalis. Tai mums tiesiog tą reikia priminti ir aktualizuoti ir galbūt ir su kitom diasporom kurti kažkokias tai bendras parodas, bendrus pasakojimus. Tai čia aš manau, kad yra labai svarbus tas mūsų, toks lietuviškoji dimensija, jinai, tarkim, didžiąją dalį sudaro. Kitas, ką irgi minėjo kolegos ir noriu akcentuoti, ir man rodos labai svarbu, kad ne visi objektai, kurie buvo svarbus lietuviams, kurie įsikūrė, kurie praleido didelę dalį laiko ir galbūt vėliau ir apleido, buvo sukurti lietuvių, nebūtinai jie buvo sukurti, kaip aš jau minėjau, bandant sukurti kažkokį tai politinę žinutę, bet jie irgi yra svarbus ir šioj vietoje yra labai, ko gero, neišvengiamas kelias ieškoti tos kultūrinės diplomatijos, to ryšio, tos bendros lietuvių kanadiečių, lietuvių amerikiečių ir galbūt dar kitų tautų. Tarkim, būna, kad ten lietuviai nusipirko kultūros namus iš čekų, tai yra jau kelių, sakysim, valstybių ir tai yra tas bendras paveldas. Ir vėlgi, jeigu mes kažkokią tai iniciatyvą parodytume ir kažkurie iš šitų objektų taptų ne tik
mums simboliškai paveldas, bet ir įtraukti į kultūros paveldo registrus, tos vietinius registrus, kur mes galios neturime, mes galim tik inicijuoti diskusiją, pasiūlyti, iškelt klausimą, bet tai nėra mūsų jurisdikcijoje šitos dalykus spręsti. Tai bet ką mes galim daryti, tai va tas skatinti tą diplomatiją ir vėlgi tas skatinimas, vėl kaip paveldo sklaida, tai jinai visur vienoda, tai yra parodos, tai yra iniciatyvos, tai yra konferencijos, tai yra bandymas kalbėti su kitų šalių, lietuvių, latvių, estų, lenkų bendruomenėmis, nes iš tikrųjų mes turim galbūt ne vienodą, panašią istoriją. Ir tokiu būdu šitą mūsų plataus paveldo lauko dalį pabandyti aktualizuoti ir jeigu dar įmanoma kažką tai išgelbėti, nes iš tiesų, gana liūdna, bet yra sėkmės istorijų, nesakau, tarkim, Čikagoje Lietuvių jaunimo centras tikrai sėkmės istorija, bet čia pat už keletos kilometrų draugo redakcija, kur irgi vienas iš tokių ryškiausių lietuvių objektų, jau jisai, kaip sakyti, nebe lietuviams priklauso nuo šios vasaros. Tai tas klausimas yra gyvas, tokis gyvas nervas, ar mes spėsim, nespėsim, įtrauksim, neįtrauksim. Tai va, tai žvelgiant, jeigu trumpai apibendrant, tai mano galva yra tokia, jeigu kalbėti tik apie būtent 20 amžiaus ir ko gero pirmiausia dipukų, nes pirmabangių dar atskira kalba yra paveldą, tai yra dvi tokios dedamosios. Viena, tai išskirti tos ryškiausius objektus, kurie turėjo savyje tą politinį užtaisą ir tai mano galva labai stipri istorija, kurią gali nupirkti visas pasaulis. O kita dalis ieškoti tų bendros, sakykime, bendrų ryšių su kitom bendruomenėm ir vėlgi ko gero dėti pastangas, kad tie pastatai bent jau įdomiausi iš jų išliktų ir būtų saugomi. Dėkui, gerbiamas Vaidai, už įdomius pastebėjimus, sakykim, tą naratyvą, kurį galėtume suteikti tam Lietuvai reikšmingam paveldui užsienyje, bet iš tikrųjų šiuo metu vyksta ir tam tikras Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje politikos perkrojimas, iš tikrųjų, kai bandoma skirtingų institucijų iniciatyva vėl formuluoti tuos dokumentus, apsiveržim tam ir tą klausimą, o kas tai yra tas Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas užsienyje. Tai klausimas būtų toks, ar mes iš tikrųjų turime suformuoti kažkokį labai aišku apibrėžimą, kas tai yra, ar tai ir turi likti pakankamai talpi sąvoka be aiškaus apibrėžimo. Nes iš tikrųjų, kas tas Lietuvai reikšmingas paveldas? Tai gali būti Lietuvai reikšmingas paveldas, kuris Lietuvos valstybė reikšmingas paveldas. Tai gali būti paveldas, kuris reikšmingas ten esančiam užsienyje vietos bendruomenė. Ir čia mes jau turime dvi skirtingas perspektyvas, kurios gali nesutapti. Tai gali būti paveldas, dėl kurio reikšmės nusprendžia ekspertai, tarkime, 20 amžiaus architektūros paveldas reikšmingas. Tai ar mes turime, jeigu pradėjome kalbėti nuo tam tikros sistemos, strategijos, suformuluoti šitą apibrėžimą ir koks jis galėtų būti? Tarsi iš paties klausimo jau iškyla atsakymas, kad galbūt neturėtų to griežto rėmo būti, bet šiuo atveju aš ko gero pasiremčiau jau mano minėtos ICOMOS 20 amžiaus grupės tokia pozicija, kuri man yra labai artima ir aš irgi prisidėjęs prie tos pozicijos formavimo, kad jeigu mes kalbam apie 20 amžiaus paveldą, bet tikrai nebūtinai, yra labai svarbu apibrėžti tematinės gaires, kurios mums gali būti įdomios. Tai yra politinė žinutė, tai, vėlgi aš tų tematinių gairių neišvardinsiu, jos turėtų būti debatų, bet ten, tarkim, galėtų būti politinė, galėtų būti meninė dimensija, galėtų būti bendruomenių dimensija. Angliška terminologija, šnekant, yra išleistas toks Historic Thematic Framework, tai yra toks temų grupė ir paskui tas, toks piragas, tos temos, kurios aktualios 20 amžiui arba aktualios mūsų sakysim, paveldo užsienyje, jas jau paskui kiekviena bendruomenė gali kritiškai įvertinti ir pasižiūrėti, ar mes turim tų meninių kažkokių tai aspektų, ar turime to politinio, sakykime, kažkokio manifesto, ar turime galbūt kažkokių tai įdomų laisvalaikio specifinių formų leidimo. Čia aš tikrai nenoriu to pyrago sudėlioti, bet mano sakykime, receptas būtų, kad mes specialistų bendruomenė ir vėlgi bendraujant su
su bendruomenėmis, pabandyti iškristalizuoti, kokios tematinės grupės egzistuoja. Ir tada jau tos tematinės grupės, tas pyragas, tas kažkokios konceptualios gairės, jos vėliau galėtų būti toks kaip ir inspiracijos šaltinis jau kiekvienoje vietoje tą peržiūrėti ir vėlgi imtis veiksmų ar tiesiog populiarinti ir leisti leidinius, parodas daryti, supažindinti bendruomenę, ar galbūt netgi, ar ten, sakykime, atminimo lentas dėti, arba galbūt netgi dėti pastangas, kad vėlgi atsidurtų jau tų šalių paveldo sąrašuose. Dėkui, gerbiamas Vaidai. Ir dabar galbūt bendras klausimas diskusijos dalyviams. Na, iš tikrųjų dabar susidėlioja tokia praktika, kad daug kas priklauso ir nuo pačių ambasadų. Tai žinant, sakykim, to paveldo įvairovę skirtingumą, bendruomenių skirtingumą, ambasadorių požiūrių skirtingumą. Ar iš tikrųjų galbūt esamas modelis, kai paliekama konkrečių diplomatinių tarnybų sprendimui, yra pakankamas, ar visgi čia reikalingas kažkokios tai griežtesnis, sakykim, sprendimas, apibrėžiant, kas tai yra Lietuvai reikšmingos kultūros paveldas, suformuluojant dokumentus, įpareigojant atskiras institucijas ir panašiai. Tai ar esamas modelis yra pakankamas, ar visgi reikalingas kažkoks kitoks modelis ir koks jis galėtų būti? Prašau, kas? Taip, ačiū už klausimą, supratau, turbūt man reikėtų pradėti atsakinėti. Tai vėlgi, iš diskusijos ir dalyvių, gerbiamų ambasadorių, kurie dalyvauja, mes matome, kad mes turime tam tikrą geografiją vis dar. Lietuva turi apie 60 diplomatinių atstovybių užsienyje ir turbūt ne kiekvienoje šalyje, kur mes turime ambasadą ar konsulatą ar biurą, mes rasime paveldo objektus. Tai todėl kalbant apie diplomatinės atstovybės, diplomatinės tarnybos rūpestį, rūpinimąsi paveldo klausimais, turime turėti omenyje ir geografiją. Tai čia individualus ambasadorių, darbuotojų vaidmuo, kurie dirba šitais klausimais, yra labai svarbus. Ir iš tikrųjų labai džiugu, kad ir kolegos ambasadoriai, kurie dalyvauja šiuo metu mūsų diskusijoje, jie turi tą asmeninį užsidegimą iniciatyvą, kaip ir didžioji dalis kolegų, kurie dirba. Tačiau iš kitos pusės mes matome, kad tas darbas su paveldu, jisai susijęs yra ir tiek su bendradarbiavimo galimybėmis, su ekspertize, tiek ir su resursais. Todėl norėtume to ar nenorėtume, sistema turbūt jinai geriau padėtų atliepti tuos iššūkius, kuriuos mes turime. Ir tai, ką girdime, ypač apie paveldą, kuris yra architektūrinis paveldas, tai yra susijęs su nekilnojimu turtu, jo inventorizavimas turbūt yra viena iš mažesnių problemų. Jeigu kalbame apie Draugo redakcijos, kai sako, išėjimą iš turimo paveldo, iš to paveldo, kuris buvo mūsų rankose, tai mes kalbame apie finansus, mes kalbame apie resursus, mes kalbame apie galimybės, mes kalbame taip pat ir apie nuosavybės teisės sąlygas, taip, tai ta prasme, ar tas paveldas, kieno jisai buvo įkurtas, kai buvo pastebėta, kas juo naudojosi, kaip yra tose valstybėse žiūrima į paveldo pačią koncepciją, ta prasme, ar Jungtinėse Amerikos valstijose nekilnojamo turto objektas, jisai visą laiką išbus to paveldo objektu ir kaip tada su juo veikti. Tai tos svarbos įtvirtinimui tikrai yra reikalingas papildomas resursas ir čia mes dėja negalima nesusidurti su biurokratija, su mašina, tai reiškia strategijos, gairės ir kiti instrumentai, kurie padeda paskirstyti resursus, nukreipti resursus. Asmeninė iniciatyva yra labai gerai, bet sisteminis darbas turbūt padėtų asmeninė iniciatyva ir nežinau, ar kolegos patvirtins ar nepatvirtins, jog turint sistemą, tai kad nuo 23 metų mes pradėjome bendrą darbą kartu ir bandydami apjungti tiek globalios Lietuvos konceptą ir paveldo klausimus, tai
padeda, tai tikrai padeda gauti tą resursą, bet matyt, kaip minėjome ir lyg tai sutarėme, kad vis dar šiek tiek trūksta to žingsnio. Tai gerbimo ambasadoriai, ar toks, sakykime, modelis, resursas būtų dar viena našta jums, ar tikrai paranki pagalba? Prašau. Tai jeigu galėčiau, visų pirma, šiek tiek gerbiamas moderatorių, nenorėčiau sutikti su jūsų teiginiu, kad ambasadoriai gali turėti skirtingus požiūrius. Tai iš tikrųjų mes Lietuvos diplomatinių ir konsulinių atstovybių vadovai, viskas, kas yra svarbu Lietuvai, ar tai būtų saugumo, gynybos, ekonomikos, kitokio bendradarbiavimo klausimai, o paveldas irgi yra prioritetų sąraše, tai visiems diplomatinio atstovybių vadovams šitie klausimai yra svarbus. Tik tai, aišku, čia pritarčiau ir viceministrui Vidmantui, kad priklausomai nuo darbotvarkės ne visuomet atstovybių vadovams yra galimybė skirti visiems prioritetiniam klausimam vienodai laiko. Bet dar truputį atliepiant į daktaro Petrulio išsakytas mintis, tai aš manyčiau, kad vėlgi apibrėžiant mūsų, ta prasme, valstybės santykį su tuo paveldu esančiu užsienyje, dar kai kurie atrodytų ir galbūt smulkus klausimai yra neatsakyti. Ir kaip minėjau, kaip žadėjau, papasakosiu trumpą istoriją apie gatvių pavadinimus Kanadoje. Iš tikrųjų, įvairiuose miestuose yra nemažai tokių pavadinimų. Kanados lietuvių bendruomenė sako, kad galbūt keliasdešimt. Aš asmeniškai 14 esu atradęs. Tai gatvės pavadintos Vilniaus, Nidos, Vidūno ir kitokiais lietuvio širdžiai mielais vardais. Bet ir pradžioje buvau ir pats asmeniškai entuziastingai užsidegęs visas tas gatves aplankyti, nufotografuoti. Bet būtent Kanados lietuvių bendruomenė ir lietuvių muziejus ir archyvas detaliau paaiškino, kad nebūtinai visi tie gatvių pavadinimai yra tiesiogiai susijęs su lietuvių bendruomenė ir jos veikla Kanadoje. Tai šiuo metu esame identifikavę dvi tokias, kur iš tikrųjų galime sakyti, kad tai yra Lietuvai reikšmingas paveldas. Tai yra Vilniaus gatvė Otavos mieste, kur miesto tarybos sprendimu, pagerbant lietuvių indėlį į Otavos miesto gyvenimą, ta gatvė buvo pavadinta Vilniaus vardu, ir taip pat Monrealėje Lietuvos gatvė, kadangi irgi Monrealėje savo metu buvo didelė lietuvių bendruomenė prisidėjusi savo darbais prie miesto gyvenimo. Tuo tarpu daug kitų, dažniausiai tai būna mažos trumpos gatvelės gyvenamuose kvartaluose, ir paaiškėjo įdomus dalykas, kad kodėl tų dauguma gatvių, kurios pavadintos, kaip minėjau, mums brangiais vardais, nėra susijusi su lietuvių bendruomenė, nes kai buvo statomi didžiuliai individualių namų kvartalai, daug tų gatvelių atsirado ir reikėjo pavadinimų. Tai tiesiog, kai man pasakojo, kai kurie lietuvių bendruomenės nariai, buvo įmamas žemėlapis, pavyzdžiui, Europos, ir tos gatvės vadinamos įvairių Europos miestų, pavyzdžiui, pavadinimais, bet nebūtinai tose gatvėse gyveno lietuviai. Tai va čia yra vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys, kaip daktaras Petrulis jau minėjo, architektūra. Tai tikrai yra garsus Kanadoje ir Lietuvoje lietuvis architektas Juozas Danys, kuris yra sukūręs daugiau kaip 50 švyturių Kanadoje. Tai iš tikrųjų tie švyturiai galbūt tiesiogiai nėra tarnavę Kanados lietuvių reikmėm, tačiau jis buvo lietuvis kūrėjas. Tai vėlgi, kaip mes vertinam tuos Kanadoje esančius švyturius, kuriuose daugumo iš jų yra ir tam tikrų lietuviškų elementų, ar kaip Lietuvai svarbų paveldą ar ne. Tai vat, kalbant ir apie gairias ambasadorių ir kitų diplomatų darbui su Lietuvai svarbių kultūros paveldų užsienyje, irgi reikėtų atsakymų į šios klausimus. Ir pabaigai galbūt papasakosiu dar vieną istoriją. Jau kalbėjome diskusijos pradžioje apie tą vadinamą istorijos detektyvą.
Tai kartais mums susidaro įspūdis, kad jau viską žinome apie mūsų istoriją, bet kartais paaiškėja, kad yra ir neatrastų dalykų. Tai, kaip minėjau, kitais metais minėsime 90 metų nuo pirmojo Lietuvos garbės konsulato įsteigimo Toronte. Yra labai svarbus faktas, kad jis niekada nenutraukė savo veiklos, nes visų pirma, Kanada niekada nepripažino Lietuvos ir kitų Baltijos šalių okupacijos ir tas konsulatas galėjo veikti ir šiuo metu sėkmingai veikia, jam vadovauja iškilus Kanados lietuvių bendruomenės veikėjas, gerbiamas žmogus Paulius Kuras. Ir galvodami apie šio reikšmingo fakto paminėjimą, kitais metais kažkaip tai pradėjome ieškoti daugiau informacijos apie pirmąjį konsulą. Pirmojų konsulų buvo kanadietis, kariškis, pulkininkas, jo pavardė buvo Grant Suty. Ir savo nuostabai, ir kalbėjome su kolegomis užsienio reikalų ministerijoje, pamatėme, kad yra labai mažai informacijos apie šį žmogų, kuris iš tiesų buvo labai nusipelnęs Lietuvai ir lietuvių bendruomeniai Kanadoje, Toronte, buvo gerbiamas, mylimas, galima pasakyti, ir tarnavo Lietuvai nuo 37 iki 49 metų. Tai yra labai svarbus faktas, nes nuo 40 metų Lietuva buvo okupuota. Jisai drąsiai kėlė Lietuvos laisvės bylą, netgi susirašinėjo su tuo metu JAV Clevelande gyvenusiu prezidentu Smetona, ragino prezidentą kelti Lietuvos laisvės nepriklausomybės klausimą, nes sakė, prezidentė vis tiek karas baigsis, tai kad Lietuva neišnyktų iš Lietuvos žemėlapio. Na va, ir tada bendrai su Kanados lietuvių muziejum archyvu, su Vytauto Didžiojo universiteto išeivijos institutu pradėjome giliau domėtis, nes netgi nebuvo duomenų, kodėl šis žmogus, garbingas kanadietis, buvo paskirtas garbės konsulu. Tai paaiškėjo, kad 34 metais jis kaip Kanados geografų draugijos narys lankėsi Lietuvoje, dalyvavo konferencijoje, bet jie vyko kartu su žmona ir, kaip rašo, įsimylėjo Lietuvą, vietoj 2 dienų praleido 10 ir paskui dar kelis kartus grįžo, kadangi buvo sporto mėgėjas ir rėmėjas, įsteigė savo vardo taurę, kuri buvo įteikiama kasmet įvairių sportinių varžybų nugalėtojams. Na va, tai taip, iš tikrųjų toks susidūrėme kaip ir su tokia tikrųjų istorijos detektyvų po kruopelytę bendrom pastangom. Dabar baigiame surinkti informaciją, atradome jo palaidojimo vietą, kapą senose Toronto kapinėse. Tai ir vakar diskutavome, kalbėjome su viceministru Vidmantu apie jo atminimo įamžinimą, pagarbos atidavimą. Tai manau, kad šita irgi yra labai pamokanti istorija, kad iš tikrųjų labai verta gilintis, domėtis, nes tai yra, kaip ir minėjau, diskusijos pradžioje yra labai svarbi paveldas, kultūros ir istorijos paveldas yra labai svarbi mūsų valstybės istorijos dalis. Ačiū, dėkui. Gerbiamas Giedriau, tai tas pats klausimas ir jums, kaip su Pavlo detektyvais Vokietijoje? Iš tikrųjų, dar norėčiau užsiminti apie prioritetų klausimą. Žinia, kad ir Lietuvoje yra paveldo pakankamai daug ir ne viso jos stovas yra geras, ypatingai jeigu kalbėsim apie dvarus. Tai čia atsiranda tokia problema, kiek Lietuvos Respublika gali skirti finansų paveldo objektam, architektūros paveldo objektam, kurie yra užsienį ir turi kitokį teisinį statusą. Tai tokios iniciatyvos Seime, kiek žinau, buvo. Ar tas klausimas buvo, sprendimas buvo rastas, negalėčiau pasakyti, paskutinės žinios manęs nepasiekė. Tai yra prioritetų klausimas, o kalbant apie detektyvus, žinoma, jų yra visokiausių ir labai įdomių. Neseniai atradom, kad Berlyne iki karo, iki nacių atėjimo valdžią buvo su Lietuva susijusių pavadinimų. Iki 35 metų Berlyne buvo Lietuvių gatvė, buvo Kuršių gatvė, buvo Klaipėdos gatvė, aišku, Memelio, ne Klaipėdos, Baltų aikštė ir Tauragės ne nuo miesto, o nuo sutarties. Deja, 35 metais tie pavadinimai buvo pakeisti ir po karo jie vėlgi kai kuriem suteikti sovietinių visokių veikėjų vardai, kiti taip ir liko nepakeisti, taip kad iš tikrųjų žiūrint į priekį būtų tikrai smagu
Berlyne sugrąžinti bent jau lietuvių gatvę. Gatvė yra istorinė, miesto centre, aišku, atsiradus XIX amžiaus antroji pusėje. Apie kontekstą matyti reikėtų atskirai šnekėti. Čia labiau matyti susijęs su Mažąja Lietuva ir Klaipėdos kraštu veikla. Tai iš tikrųjų įdomus pakankamai dalykas. Daug nekilnojamo ir kilnojamo paveldo. Ir čia, aišku, jis yra, šnekant apie LDK laikus, yra bendras su Lenkija. Tai čia toks irgi yra takoskyra, kas yra nuo XIX amžiaus antros pusės, kaip ir anksčiau, o kas yra nuo kokio 14 amžiaus iki mano minėto laiko. Čia yra įdomesnių dalykų. Ir tos vedybos bendros, ir herbai, ir servizai, ir materialus paveldas, ir visokių kitokių reikalų. Aišku, yra pakankamai įdomių istorijų. Pavyzdžiui, liuteroniška Radvilų atšaka buvo Berlyne nusipirkus rūmus, kuriuos išlaikė iki XIX amžiaus antros pusės, kada von Bismarcko, kuris yra vienas iš Vokietijos vienimo architektų, pageidavimų, tie rūmai buvo nupirkti, iš jų buvo padaryta Reicho kanceliarija. Paskui, aišku, jinai buvo perstatyta ir dėja antro pasaulinio karo neišgyveno, bet va, štai tokios įdomios istorijos, kurių be abejo yra ir daugiau. Taip kad tikrai turbūt svarbu yra susirinkti tai, ką galima susirinkti ir aktualizuoti. Ir, pavyzdžiui, tokios idėjos kaip arba projektai kaip paveldas yra tikrai nebloga platforma, kada į Vokietiją ar kitas kokias šalis važiuojantis mūsų turistai iš tikrųjų gali surasti vietas, kurios vienaip ar kitaip yra susijusios su Lietuvos istorija, su Lietuvos paveldu. Taip kad čia matyti yra tikrai didžiulis darbas ir to darbo užteks ilgam ir visiems. Dėkui. Lietuvos valstybės politika Lietuvai reikšmingo paveldo užsienyje. Šiandien dažniausiai buvo minėti akcentai inventorizuoti, pažinti, sukurti pasakojimus, naratyvus. Ar to ir pakanka, ar mes turime dėti ir kitus žingsnius, galvoti, kaip Lietuvos valstybė galėtų tarkime, fiziškai pasirūpinti tuo paveldu pagal galimybės. Tai kaip pavyzdį galima kalbėti apie kokią nors Lenkijos politiką, kai yra aktyviai remiamas restauravimas, jei reikšmingo paveldo užsienį ir panašiai. Tai kur tos yra ribos? Užtenka inventorizavimo, ar turime kalbėti ir apie kitas veiklas? Ir šitą klausimą aš adresuočiau visų pirma paveldo komisijos pirmininkiai gerbiamai Vaidutei. Prašau. Dėkoju už klausimą. Visų pirma, kažkaip tai mes tikrai čia bendraminčiai visi suprantame, kaip svarbu ir kažkaip labai norėtųsi pozityviai, bet mano patirtis, mūsų visos komisijos patirtis rodo ir kodėl mes čia veikiame šitoje srityje, kad problemų esame. Tai jeigu vėlgi grįžti prie to mūsų sprendimo 2023 metų, iš tikrųjų paveldo komisija dirba taip, kad jinai ne tik išleidžia tą teisės aktą, bet ir stengiasi, kad įvyktų procesai. Tai nepaisant mūsų visų didžiulių pastangų, vis tik procesai nevyksta. Kaip per 35 metus neįvyko inventorizacijos procesai, taip ir tie politiniai procesai nevyksta. Trūksta bendro susitarimo, galbūt politinės valios. Nėra ilgalaikės strategijos, nėra nustatytos atsakomybės, o vis tik tai tos iniciatyvos, tai jos yra, viskas prasideda nuo gerų norų iniciatyvų, bet jos negali būti visą laiką iniciatyvų lygmenyje. Ir vėlgi, jeigu grįžti prie to klausimo apie terminą, kas yra Lietuvai reikšmingas paveldas, tai jisgi yra labai diskusinis. Mes taip šitą terminą naudojam, bet tai o ką kitas paveldas yra nereikšmingas. Akivaizdu, kad tą terminą reikia keisti. Ir jeigu pasižiūrėti visą tą teisėją, kurą skirta šitai sryčiai, ji yra skylėta. Tai tikrai to neužtenka. Kalbant apie
Apie kitus dalykus, tai ypatingai apie finansavimą paveldo Lietuvoje, tai kai paveldo komisija nuolat sako, tai 6 milijonai, tas skaičius beveik nesikeičia, tai yra per mažas finansavimas ir Lietuvoje paveldas nyksta. Tačiau naujam nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatyme yra įrašyta, kad yra numatytas finansavimas ir Lietuvai reikšmingo paveldo. Tai iš kur bus gautas tas finansavimas? Tai iš tikrųjų pastebėjome mes dar ir tai, kad labai dažnai vyksta kaip tokie gaisrų gesinimai, kad, tarkim, ir Maspeto bažnyčios atvejais ir kitais, tarkime, tai kokia buvo Amerikoje Danio Glinskio iniciatyva ir mes čia paveldo komisija labai prisidėjom jam rengiant tą sąrašą, kad jis būtų pagaliau legitimuotas. Tai tikrai yra tų rūpesčių ir mes tikrai turėtume vis tik tai, siūlau sugrįžti prie to paveldo komisijos sprendimo ir bendrom jėgom tą procesą inspiruoti. Tai manau, kad to neužtenka. Vaidai, o kaip iš jūsų perspektyvos, ar iš tikrųjų inventorius yra visa ta realė, kurią mes galime padaryti ir tai tiesiog daugiau negalime nieko, ar turime galvoti ir apie kitas priemonės? Aš kaip iš akademinio pasaulio, tai galbūt aš, sakykime, pernelyg optimistiškai žvelgiu į valstybės galimybės, bet mano nuomonė, šio vietoje yra labai svarbu išskirti, kaip jau minėjot, prioritetus ir tie prioritetai, kaip aš juos matau, tai vienas, aišku, yra inventorizacija ir tas Lietuvai reikšmingo paveldo apibrėžimas ir tas apibrėžimas galbūt, kaip minėjau, tematinėmis grupėmis ir galbūt kai kuriuose konsulatuose, tikrai neturiu galvoju jokio konkretaus, bet galbūt net nepagalvojama, kad štai galėtų būti aktualizuota, štai galėtų būti kaip kažkoksai tai mūsų pasakojimo dalis, bet tai yra, sakykime, tas sluoksnis, kuriam ko gero galbūt, bent jau pirmam žingsnėje užtektų inventorizavimo, bet aš sakyčiau, kad reikėtų mums dar išskirti ir kitą kategoriją Lietuvoje ypač svarbaus paveldo, kur galėtų būti, vos ne ant rankų pirštų suskaičiuota, bet, čia vėlgi debatų klausimas. Ir čia, kaip jau sakiau, tas mano naivumas matyt, jeigu mes vis dėlto pasiryštume tą Lietuvai ypač reikšmingą paveldą, sakysim, kažkaip aktyviau saugoti, galbūt išpirkti, galbūt dar kažkaip tai mano galva mes tikrai padarytume labai solidų žingsnį, nes man bent jau asmeniškai ypač skaudėtų, jeigu ilgainiui ten po 10 ar 2 neliktų nei vieno dipukų kartos ženklo, nes tai tiesiog yra be galo stiprus politinis manifestas architektūra, tai yra nedažna, mes, sakykime, kitų tautų architektūros kažkokie tai anklavai, plačiausiai žinomas kinų kvartalai arba panašiai. Nieko nėra naujo, bet sakykime, kad tai buvo formuota kaip kažkoks politinis manifestas, aš manau, kad ateities kartos tikrai vertins ir jeigu mes atrastume kažkokį resursą, taip sakau, tiem ypatingos svarbos ir aišku, kas ta ypatinga svarba, tai be abejo, čia ne 2-3 ekspertų, čia yra platesnio debato klausimas ir jais, iš esmės pasirūpinti. Tai aš taip matau, kad galėtų būti tas bendras inventorizavimas ir to ypatingai svarbaus paveldo išskirimas ir aktyvesnė pastanga jau išties išsaugoti jį fiziškai. Tai su tuo pačiu klausimu kreipiuosi ir į Užsienio reikalų ministerijos bei diplomatinės tarybos atstovus. Ir ko gero tai yra ne tik tai finansinių ar kitokių resursų, bet ir susidūrimo su kiekvienos šalies teisinės sistemos specifika. Kaip jau šiandieną buvo ir gerai paminėta, kad mes susidūrime ir su to šalies paveldosaugos sistema. Tai iš tikrųjų užtenka inventoriaus, ar galime ar svajoti, ar daryti praktinius žingsnius link kryptingos apsaugos šito paveldo? Prašau. Tai jeigu galima, aš tada pabandysiu
atsakyti į jūsų klausimą. Ir tai siejasi su mūsų, tai tiesiog kaip leitmotyvas visos diskusijos, tai yra žodis prioritetas. Žodis prioritetas ir girdėjome, ar tikrai, turbūt idealiame pasaulyje visas paveldas yra ypatingos svarbos paveldas. Taip, tačiau idealiame pasaulyje tada pinigų nėra, greičiausiai. Mes gyvename tam pasaulyje, kurie yra pinigai, yra resursai, yra lėšos, yra galimybės, yra teisiniai apribojimai ir, sakysim, tam tikrais atvejais kartais gali net ir pinigų neužtekti. Tiesiog, ta prasme, jeigu vietinė valdžia nusprendžia, kad šiai dienai ta teritorija, kurioje yra nekilnojamas turtas ir mūsų manimų ypatingos svarbos architektūros paveldas, galbūt jisai nėra ten reikalingas. Arba, sakysim, nėra toksai svarbus pagal vietinius kanonus, tai mes čia turbūt didžiausią dėmesį šiai dienai kreipiame ir žiūrint į kolegas ambasadorius, kad tai yra Šiaurės Amerika, JAV, Kanada ir Vokietija. Galima paminėti Prahą, galima paminėti Krėvą, Adelaidę, Baltimorę, San Paulą, taip, kur aš sakyčiau, tai yra tikrai ypatingos svarbos mūsų paveldo geografija, tačiau tikrai ne visur, net ir labai gerai norėdami mes galėtume kažką tai padaryti, taip. Tai daug darbo reikalaujantis dalykas. Ir vėlgi grįžtam prie prioritetų. Inventorizacija, tada ekspertai kažkurio tai būdu, turėdami savo kriterijus, matymą, bendradarbiaujant kartu, ir kad mūsų tarnybą mes mielai sudalyvautume šitame darbe, bendruomenės lygiai taip pat, ta prasme, tai bendruomenių nuomonė, kuri kūrė, išlaikė ir toliau puoselėja tą paveldą arba siekė išlaikyti, taipogi yra labai svarbu. Ir tada turėtume atsižvelgti į tas galimybės, kurias mes turime, nes, vėlgi, tam neidėliame pasaulyje, tai dar jeigu ir įsigyt nuosavybę kažkokio tai nekilnojamo turto objekto Manhatane būtų galima, tačiau ją reikia dar ir išlaikyti ir paskui mokėti nekilnojamo turto mokestį. Taip, ir jeigu tai yra projektas, kuris vien tik tai naudoja resursą, nekuria traukos, nekuria paklausos, nekuria, kad ir nematerialios gerovės, taip, ir tada atliepiant į kolegos Giedriaus klausimą apie tą patį paveldą, kuris šiuo metu yra ir Lietuvoje. Tai prasme, jeigu mes, kaip sakau, idealiam pasaulyje viską norėtume padaryti, tai todėl, tai iš tikrųjų būtų gerai, sveikinant, ir netgi tais atvejais, kuriuos aš paminėjau geografiniais, taipogi būtų gerai žinoti, prasme, kas iš tų vietų iš tikrųjų yra tas mūsų matymas, jog labai labai svarbu tai turėti. Gerbiami ambasadorė, ar pritartumėte viceministro svarstymam, ar jūsų praktika sakytų ir kitokių perspektyvų? Tai jeigu galėčiau, tai be jokios abejonės pritariu viceministro. Aš manau, kad išsakyto mintim labai vaizdžiai kolega Vidmantas pasakė apie tą idealų pasaulį, kur turime daug lėšų ir galime visą išlaikyti paveldą užsienyje ir apie tam tikras realijas. Tačiau aš norėčiau pasiūlyti iš praktinio taško tokį dalyką. Dabar vyksta bendradarbiaujant paveldo komisijai, užsienio reikalų ministerijai, diplomatiniam atstovybėm, bendruomenėm įvairiose šalyse Lietuvai svarbaus kultūros ir istorijos paveldo objektų atradimas, aprašymas, suregistravimas, pavadinkim taip. Tai siūlyčiau galvoti tada ir mūsų diskusijos kontekste apie tą antrą žingsnį, o kas toliau. Nes man atrodo, čia reikalingas visgi individualus priėjimas, jeigu galima taip sakyti. Nes vėlgi remios Kanados pavyzdžių. Tai, kaip minėjau, šiuo metu esam aprašę 55 objektus, 14 iš jų yra išnykusių arba nebeveikiančių ir kiekvieno objekto istorija yra kitokia. Yra daugybė objektų veikiančių, tarnaujančių lietuvių bendruomenės reikmėm, bažnyčios,
įvairūs kultūros centrai, slaugos namai, pensininkų namai, nuosavybė aiški, kam priklauso. Tačiau yra tokių atvejų, aš gal keletą, 2-3 paminėsiu. Sakysim, vietovėje Rodney kažkada tai irgi buvo čia Ontarijo provincijoje didžiulė lietuvių bendruomenė ir jie turėjo įsigiję namą, kuriame veikia Rodney lietuvių klubas. Po to bendruomenė sunyko, žmonės išsiskirstė, nebeliko organizuotos bendruomenės ir tas namas dabar yra privataus šeimininko, privataus savininko nuosavybė. Tai dabar kaip mes tą aprašę objektą, kaip mes jį įamžinam, ar einam kalbėti su privačiu savininku, kad leistų prikalti lentelę, ar kažkoks kitas būdas, ar tiesiog apsiribojam tuo, kad bus pristatytas žemėlapyje ir galimai leidinyje. Kitas pavyzdys, vietovė Gananok, čia yra 150 km nuo Otavos. Prieš turbūt 35 metus vienas šaunus tautietis pastatė kryžių, turbūt kokių 4 metrų aukščio, miškelėje. Kryžius suprojektuotas žinoma tautodailininko Antano Tamošaičio. Mintis buvo įkurti tam miškelėje ant tokios gražios kalvos, neseniai teko ten lankytis, Kryžių kalną. Na, bet šiuo metu turime faktą, kad yra Lietuvai tikrai svarbus paveldo objektas, labai gražus kryžius, metalinis, stovintis privačioje žemėje, priklausančiu miškelėje, kuris priklauso privačiam savininkui. Nebuvo paprasta taip netgi pasiekti tą kryžių, nes reikėjo gauti 2 labai geranoriškų ūkininkų leidimą, pereiti per vieno ūkininko teritoriją, paskui patekti į tą miškelį. Na ir žmonės tikrai labai geranoriški, tas kryžius stovi, bet kas toliau? Ar mes jį ten paliekam, tarėmės su savininku dėl jo priežiūros, irgi kažkaip tai pažymime, kažkokį šalia įrengiam informacinę lentelę, ar galvojam perkelti į kažkokią kitą vietą, pavyzdžiui, į Toronto, tai vadinamą Anapilio centrą, kur yra Švento Jono kapinės, kur yra būtent vietinis nedidelis, bet labai įspūdingas gražus kryžių kalnas. Na ir trečias pavyzdys, vietovė St. Catharines, irgi Ontarijo provincija, irgi kažkada buvo didelė bendruomenė, susikūrė 1948 metais, o 1955 metais tėvai pranciškonai įsigiję pastatą, įrengė Švenčiausios mergelės Marijos Angelų karalienės koplyčią. Vėlgi bendruomenės nebeliko, pavieniai žmonės gyvena, koplyčia dabar yra perėjus Antiochijos stačiatikiams, kurie ją tikrai lankėmės prieš pusmetį gražiai prižiūri. Ir tos koplyčios kieme stovi irgi įspūdingas paminklas Lietuvai, taip ir užrašyta Lietuvai, labai gražus kryžius. Tai vėlgi naujieji šeimininkai yra geranoriški, tas paminklas stovi, bet ką mes kaip valstybė, ką mes kaip bendruomenė toliau darome. Tarėmės su naujais šeimininkais dėl to kryžiaus priežiūros, ar keliame jį kitur, bet iškelimas vėlgi yra turbūt diskutuotinas, nes tas kryžius būtent toj vietoj buvo pastatytas. Tai va čia yra labai praktiniai klausimai, kurie turbūt ir nereikalauja galbūt šiai dienai labai didelių finansinių investicijų, bet kuriuos reikėtų spręsti. Tai būtų toks mano antras siūlomas žingsnis. Dėkui. Gerbiamas Giedriau. Iš tikrųjų, tai yra prioritetų klausimas, nes jeigu spręst, kokiom nuotaikom gyvena mūsų paveldo apsaugos institucijos, bet mano galva padėtų apsibrėžti, suskirstant paveldą į tam tikras grupės. Kažkada teko matyti per BBC vieną iš kanalų dokumentinį filmą, kurį tokiais šviečiamaisiais tikslais būtų galima parodyti ir per LRT. Rescue Home ar kažkaip panašiais ten vadinosi. Ir pas Britus aiškiai yra išskirtos 3 kategorijų paminklinės ribos, sakysim. Pirma, kurio nieko negalima keisti, koks nors 15 amžiaus namas. Antras, kur galima kažką, o trečias yra, pavyzdžiui, reikia išsaugoti tik tai
pastato formą arba ten kažkaip tai jungiant ir kaip Britai jautriai turėdami iš tikrųjų to paveldo kiekvienam kaime, kaip jie prie šito reikalo prieina, tikrai geras edukacinis dalykas. Mes, kadangi saugom viską, tai nesaugom nieko ir girdėjau iš paminklossaugos ekspertų, kai pas mus yra griežta sistema, nesąlygoja tai, kad iš esmės tas paveldas yra naikinamas, nes žmonės tai slepia, o pas estus, kur yra liberaliau, jie stengiasi tą paveldą išsaugoti. Tai gal pas mus ta tokia, sakysim, ta sistema ne iki galo gerai veikiant ir nepadeda privačiai iniciatyvai įsitraukti paveldo apsaugą. Tai jeigu mes turėtume labai aiškiai apsibrėžę, koks paveldas mums yra tikrai svarbus, ko mes neturėtume prarasti, ar medinio dvaro 17 amžiaus pabaigoje, kuris, kiek atsimenu, baigė ten numirti Lietuvoje, ar ten kokios bažnyčios JAV, ar dar kažkokio pastato, tai mums būtų aiškiau, kur mes savo pastangas ir savo lėšas pirmoje eilėje turėtume nukreipti. Matyt, reikėtų turėti, kaip dabar madinga, turėti savo tam tikrą algoritmą. Tai iš principo mes tą paveldą surandam, registruojam, aktualizuojam ir tada sprendžiam, jam reikia apsaugos, ką su juo reikia toliau daryti. Ar mes jį tiesiog patalpinam, kad žmonės galėtų susirasti ir pasižiūrėti, kur, pavyzdžiui, yra Mykolo Žilinsko lentelė, ta prasme, Berlyne, ar dar kažkokių kitokių veiksmų. Tai reikėtų tiesiog turėti aiškę sistemą ir prie jos prijungti resursus. Tai mums padėtų nesiblaškyti, tai mums padėtų turėti aiškų planą, kada mes darom ir kas iš viso šito gaunasi. O kadangi mes darom viską, tai turbūt nedarom nieko. Tai man taip atrodo. Ačiū. Iš tikrųjų, išgirdome šiandien gerų minčių, gražių pavyzdžių, bet grįžtant į Lietuvą. Viena žinutė buvo aiški, kai reikia dėl Lietuvai reikšmingo paveldo užsienyje kažkam paskambinti Lietuvoje vaizdžiai tarus arba parašyti elektroninį laišką, yra kreipiamasi į Valstybinę kultūros paveldo komisiją. Tai klausimas pirmininkiai, ar taip ir turi būti? Ir jau užduodu klausimą paskutinį, kurį paprašysiu atsakyti ir visų šios diskusijos dalyvių. Tai jeigu visgi į šitą klausimą žiūrėti optimistiškai, kuo galime pasidžiaugti? Tai gerbiama Vaidutė, pirmas ir antras klausimas. Tai kai mus kreipiasi, tai mes visada džiaugiamės. Bet vėlgi noriu grįžti prie tos minties, kad tai iš tikrųjų nėra mūsų funkcijos ir pareigos. Tai matyt, vėlgi grįžtu prie to, kad reikia ieškoti sprendimo. Kartu noriu pasakyti, kad mes visiškai bendraminčiai ir dabar aš jau nurimau ir dabar labai džiaugiuosi, nes visi kalbėjo apie tą patį. Ir ambasadorius Giedrius, ir ambasadorius Egidijus, ir viceministras, visi kalbam apie tą patį. Ir paveldo komisija irgi kalba ir turi žanrą plenarinėme posėdyje šiais metais turėjo ir visais savo sprendimais mes apie tai kalbam, bet procesai vis tiek neįvyksta. O pasidžiaugti, mes labai džiaugiamės, tai ką mums pavyksta dabar, kol dar tos iniciatyvos yra, ką pavyksta nuveikti. Bet žinoma, aš irgi pritariu, kad prioritetų klausimas visų pirma, betgi vėlgi noriu sugrįžti prie to paties. Tai kaipgi mes padarysime, suprioritizuosime, jeigu nėra inventorinių sąrašų, jie neįvyko. Tai aš ir pradėjau pradžioje kalbėti, kad procesai neįvyko. Tai dabar, o džiaugtis yra kuo, tai štai vienas projektas, kitas, labai džiaugiamės iš tikrųjų Kanados projektų, tai dabar yra sąrašas parengtas, tai dabar o kaip mes dabar jį legitimizuosim tą sąrašą, ką mums toliau daryti su tuo sąrašu, tai štai tokie lieka klausimai atviri. Gerbiamas viceministrė, tai ta džiugi žinia, kuo galėtume pasidžiaugti? Kuo galėtume pasidžiaugti? Tai iš tikrųjų galėtume pasidžiaugti mūsų kolegų Lietuvos generalinėme konsulate New York'e pastangomis ir rezultatais, išsaugant vieną iš paveldo objektų. Galėtume pasidžiaugti prieš savaitę įvykusios Šiaurės Amerikos šokių šventės
pačios kaip renginių, reginių, fenomenų ir jos svarba. Tačiau šalia dar įvyko toksai veiksmas kaip Balzako muziejaus filialo atidarimas centrinėje Čikagos gatvėje. Taip, tai pasidžiaugti tuo, kad tai, kas gyvena, taip, ir irgi galima laikyti tuo nematerialiuoju paveldu arba paveldo iniciatyvą vietinę, kuri iš tikrųjų labai smagiai gyvena ir vystosi. O tai, ką mes kalbame turbūt apie tą valstybės prievolę rūpintis tuo, ko negali pasirūpinti kiti. Taip, tai tuo paveldu, kurį mes tikrai matome, kad turime išlaikyti. Kad žinome, jog jeigu mes jį prarasime, bus tikrai skauda. Taip, bus skauda, mes jį minėsime, mes jį žinosime, jisai bus mūsų žemėlapiuose, duomenų bazėse, nuotraukose archyvinėse. Tačiau, žinodami, jog galėjome išsaugoti, galbūt, tai darys tą tokį poveikį. Tai dar galime pasidžiaugti tuo bendru suvokimu, kurį mes čia turime prie stalo. Tai va, turbūt tuo žodžiu baigsiu. Dėkui. Gerbiamas ambasadorių Egidijau, tai kaip supratau, ant stalo jau guli paveldo Kanadoje sąrašas, kuris sudarytas bendromis pastangomis ir tai yra džiugiausia, geriausia žinia. Taip, iš tikrųjų, tai labai džiugi žinia, bet apskritai žvelgiant plačiau, aš manau, vėlgi pritariu čia diskutavusių kolegų išsakytai minčiai, pati geriausia žinia, kad šis procesas prasidėjo, kad jisai vyksta ir kadangi kalbėjome, kad šiandien yra Pasaulio lietuvių vienybės diena, tai bendras rūpestis Lietuvos valstybės ir jos atitinkamų institucijų, diplomatinių atstovybių, įskaitant ir diplomatinės atstovybės ir lietuvių bendruomenių konkrečiose šalise, tai irgi yra dar vienas, kaip sakant, dar viena galimybė sustiprinti mūsų ryšį ir vienybę. Ir vėlgi šiandien keletą tokių įsiminusių istorijų papasakau, tai dar vieną apie diskusiją dėl šio projekto su Kanados lietuvių bendruomenės iškeliais atstovais. Tai mes rengdami šitą projektą turėjome tikrai daug valandų vidinių diskusijų apie objektus, kurie svarbus, kurie mažiau svarbus, kurie galbūt nesusiję su lietuvių bendruomenė, kaip minėjau, vadovavomės pirmiausia lietuvių bendruomenės patarimais. Na ir viena tokia diskusija būtent Toronte Kanados lietuvių muziejaus archyve įsiminė, dalyvavo joje ponia Ramūnė Jonaitis, ilgametė Tėviškės žiburių savaitraščio redaktorė, kuri labai aktyviai prisidėjo prie šio projekto, Joana Kuras, viena Kanados lietuvių bendruomenės lyderių, na ir muziejaus direktorė Danguolė Brin. Ir staiga išgirdau tokį klausimą, ar iš tikrųjų va, tie visi objektai, apie kuriuos mes kalbame, ar iš tikrųjų jie yra svarbus Lietuvai. Ir galiu atvirai prisipažinti, pradžioje mane liktai ir suglumino šitas klausimas, nes mums tai nekyla tokio klausimo, iš tikrųjų jis yra svarbus. Bet tada savo pagalvojau, o kodėl iškilo bendruomeniai toks klausimas? Matyt, iškilo todėl, kad atkūrus nepriklausomybę, aišku, buvo vėlgi, kai kalbame apie prioritetus, reikėjo sugrąžinti Lietuvą į pasaulio žemėlapį ir taip toliau, buvo daug visokių strateginių uždavinių, tai gal kažkurį laiką ir negalvojom apie tą Lietuvai reikšmingą kultūros ir istorijos paveldą užsienyje, bet štai va šitie projektai Kanadoje, kitais metais Vokietijoje, kitose šalyse jau buvę ir būsimi, tai, manau, labai aiškiai parodo pasaulio lietuvių bendruomenėje, atskirų šalių bendruomenėje, kad Lietuvai rūpi, kad Lietuvai yra svarbu ir pasikartosiu, tai švenčiant pasaulio lietuvių vienybės dieną, tai tikrai rūpestis kultūros ir istorijos paveldų užsienyje sukurtų lietuvių ir tikiu, kad prisidės prie mūsų ryšio ir vienybės sustiprinimo. Dėkui, gerbiamas ambasadorių Giedriau. Greta šiandienos išsakytų jūsų kritinių pastabų, tai ar būtų tas šviesolėlis kažkoks, geroji žinia?
Tai mano kritinės pastabos paprastai nukreiptos tam, kad atsirastų sisteminiai sprendimai ir pradėtume judėti, nes vien šnekėti neužtenka, reikia daryti darbus, tą, ką mes čia visi susirinkę ir norim padaryti. Tai aš iš tikrųjų noriu pasidžiaugti bendradarbiavimu su Valstybinė kultūros paveldo komisija, kurie vieni kitus mes galime sakyti taip atradom iš entuziazmo su ponia Vaidutė ir jos šaunia komanda, tai aš džiaugiuosi, kad po kolegos Egidijaus ir Kanados ta garbė atiteks mum ir 27 metais, kurie mum yra svarbus, nes minėjau, bus Lietuvos metai Vokietijai, fokuse bus Vokietija, tai padės mum aktualizuoti tą paveldą, atsigręžti į Vokietiją, pamatyti, kas ten buvo, ką mes darom, kaip mes ten su jais susiję, nes tai yra netoks jau tolimas, mums kultūriškai, istoriškai labai svarbus kraštas, kuris dėl geopolitinių priežasčių tampa be galo svarbus. Matysim, ką galima įamžinti, ką galima padaryti ir aš manau, kad tarpusavio pažinimui tiek lietuviam Vokietijoje, tiek vokiečiam Lietuvoje, tai tikrai pasitarnaus ir aš manau, kad tas paveldas, ypač mano minėta Reinhoфo pilis, yra tas objektas, kuris tikrai padeda lietuviam susiburti, apgalvoti, kartu švęsti, kartu džiaugtis ir išsaugoti tapatybę. Tai yra tikrai stiprus tapatybės piliorius, kurį norisi palikti ir ties kartom, nes kaip jau čia buvo minėta, tai iš tikrųjų tai yra nuostabus mūsų bendrybės liudininkas, kada viso pasaulio lietuvių bendruomenės bendrai rinko pinigus, įsigijo objektą ir nors jis nėra lietuvių statytas, tai yra 19 amžiaus vidury pastatyta medžioklės pilis, beje, žymiai šeimai Rothschildam, bet nuo 53 metų yra lietuvių nuosavybė ir tikrai mūsų tapatybė į Vokietiją yra be galo svarbus objektas. Taip, kad tikrai džiaugiuosi šitą jūsų iniciatyvą, bendrom pastangom ir manau, kad ateityje bus tik geriau. Vaidai, prašau. Na, tai aš irgi prisidėsiu prie tų dviejų, mano galva, didžiausių džiaugsmų. Tai pirmas džiaugsmas, kad vis dar yra atskirų bendruomenių puoselėjami įvairiuose pasaulio taškuose, San Paule, Čikagoje. Tas lietuviškas paveldas dar, nors dalį apverkia, bet dalis yra išlikęs lietuvių rankose. Ir jeigu Balzeko muziejų minėjo, tai Čikagoje lygiai taip pat ir Market Parke bažnyčia, ir lietuvių jaunimo centras, ir tam pačiam San Paule irgi lietuvių bažnyčia. Vis dar sakykime, artima. Tai va tas momentas, kad dar ne viskas išnyko iš žemėlapio, labai svarbu. Kitas momentas, ką irgi visi džiaugiamės, kad rodos stiprėja tas dialogas tarp Lietuvos ir įvairių bendruomenių ne Lietuvoje. Tai va, kuo tas dialogas taps stipresnis, kuo jis daugiau duos įvairių rezultatų, kuo daugiau grupių šnekės, kuo įvairiais formatais šnekės daugiau žmonių, to aš manau, tas ryšys natūralesnis taps ir nebus tik tai kažkokiam tai siauram žmonių ratelėje. Na, tai iš tikrųjų, apibendrinant šiandienos diskutantų paskutinės mintis, tai reikia pasidžiaugti stipriečių bendradarbiavimu, būtų smagu tas bendradarbiavimas eitų į didesnį susikalbėjimą. Na ir iš tikrųjų dar antras apibendrinimas, kad po gerų minčių reikia laikas dirbti. Tai dėkui šiandienos diskutantams, dėkui ambasadoriams, dėkui viceministrui, dėkui paveldo komisijos atstovams. Tai atsisveikinam. Viso.